Sveiki gyvi. Senai besimatėm jau, sveikoniniai. Buvau išvykęs į Angliją paruošti naujas programas. Matot, kiek laiko užtrunka, kol viską paruošim, kol viską čia jum atvežim. Tai vėl sveiki gyvi, prasidės vėl jūsų džiuginimas, rodysim viską apie sveikatą, apie vaistažoles, kai tik ateina pavasaris. Ir iš Anglijos jums parvežiau labai daug gerų naujienų. Jau mums nebesvarbu ten Brexitai vyks ar nevyks, su mumis Anglai labai bendradarbiauja. Ypač pasakė, su sveikoninė labai mėgs bendradarbiauti. Ir su Giedru. Ir va čia jums norėjau parodyti. Šiandien grįžtu į namus, kaip sakant. Parvežam švarumą. Dar matau, čia ant lentos likęs senos informacijos sujungti spalvas su liaukom organais, planetom, jausmais ir emocijomis ir augalais. O mes tą ir padarysim šiek tiek biškį vėliau. Žiūrėkit, ką norėjau jums parodyti. Matot tokį mūsų sodelį. Aš matot, buvau išvažiavęs. Ir kol buvau išvažiavęs, buvau paprašęs, kad ateitų kartais palaistyt kas nors. Žiūrėkit, kas per tą laiką pas mumis čia pasidarė per... Kas čia dabar? Krūmai jau pasidarė. Žiūrėkit, va čia yra šventasis margainis. Ir jis yra jau jisai kaip jisai žydi, va matom, va. Šventasis margainis žydi vasario mėnesį. Va tokią mes turim situaciją. Čia auga portulaka, matot. Čia labai juokingai atrodo va šitas va šedevras. Žiūrėkit, man jau pačiam juokingai ir aš matot buvau išvažiavęs. Turėjau aš čia iš tikrųjų su jumis kartu gal laistyt va šitą va sodelį ir prižiūrėti, mes turėjom kartu čia auginti viską ir žiūrėti, kaip čia mes ir valgyti iš jo, taip toliau ir maitintis čia po biškį. Bet gavos tokia situacija, kad aš turėjau važiuoti į Angliją, pasirūpinti kitais reikalais, kad mes visą laiką ištisai galėtumėm gauti tos drebuluočius, kad galėtumėm gauti visas iš Jamaikos vaisius ir taip toliau, kadangi šaunu saka Simona, saka šaunu, nesitikėjau, kad taip išdygs, va matot. Žiūrėkit, kaip išdyga. Žiūrėkit, kas čia daros iš viso. Rūkala. Hopa. Jau, kaip sakant, tuoj iš naujo antras derlius bus, nes tuoj pasisies savi ir iš naujo pradės augti. Tik vis tiek, kad suprantat, kaip manęs nebuvo, nu čia kartais ateidavo palaistyt, vat, Benjaminas, Dominikas kartais užžeidavo, bet jie taip, nu kaip, nebuvo taip, kad čia prižiūrėtų labai. Matot, biškį nugeltonavo ir Laimas, bet čia mes tuoj, pavasaris jau ateina ir mes jam duosim gryno oro ir išnešim į lauką ir, kaip sakant, atgaivinsim. Bet vat labai įdomu, va matot, vat yra šventasis margainis. Šventasis margainis, va pažiūrėkit, kaip jis atrodo, vat. Ir matot, vat jau vienas nužydėjo, va dabar dar žydi. Nu, svogūnas čia, vat kažkokius pasirodymus, čia savo šalotas, pasirodymus visokius rodo. Čia turėjo, aišku, dar išdygti. Kiti augaliukai, bet matot, nu, tiesiog arba paprasčiausiai gal arba nu, pritrūka gal reikmės. Nu, manęs nebuvo, nepasirūpinau, žinot, va, matot, ir gavos, va, tai va. Tokia kaip pusę darbą gavos. Bet vis tiek, va, matot, koks va grožis, kaip tas šventas margainis užauga ir mes šiais metais galim, žinokit, pavasarį visi pasisodinti šventą margainį pas save kieme, auginti jį ir susidžiavinti ir vartoti ir, va, turėti sveikas kepenis. Labai paprastai, žinokit, norint turėti sveikas kepenis, labai paprastai susiveiksim visi šventą margainę sėklas ir pasisodinsim pas save kieme. Nu, visi turėsit sveikas kepenis. Nu, viskas, nu, nemokamai. Nu, kiek sėklikės kainuos, va, tiek, va. Matot, sprendimo būdai kokie čia pas mumis, eina sveikoniniai. Va, visai gerai. Norit kepenis atstatyti? Sėklikės tik tais kainuoja šventą margainę. Viskas. Ir daugiau jau jūsų rūpestis. Tai va,
Matom, nu jau čia va susižavėjęs su Šventu Marginiu, matau, koks jis stiprus augalas yra, va čia ant palangės, žiemą va užaugo. Ane? Ir rūkolikė, net nežinau, čia galva, jau net nebesuprasi čia, kas čia auga. Skani rūkalą, žinokit. O, rūkolikė. Skani rūkolikė, man labai patinka. Gerai, žiūrim toliau. Ką mes čia turim? Dabar bus labai daug atnaujinta apie vandens distiliavimą. Mes tuo toksai naujos kartos vandens distiliatorius. Čia sveikuoniniai pastatyts, va čia va. Matom vidui va čia va sistemas. Tai atnaujinsim jumis labai su vandeniu, su vandens temam. Parodysim. Nes parvežiau į Lietuvą, oi, pasisuk ekraną. Atsisuk atgal. Parvežiau į Lietuvą švarą, iš tikrųjų, vat. Nu, su anglais bendradarbiaut man yra labai lengva, nes mes viens kitą kažkaip labai suprantam ir Anglijai mane labai myli ir gerbė ir net neliečiamybė man suteikia yra jie. Tai ir į Angliją važiuoti jau ten be problemų, jau man tai sakė Anglai su mielu noru, nes aš dirbu gerus darbus. Labai paprastai. Visos valstybės nori turėti protingus ir gerus žmonės savo viduje. Niekas nenori jais atsikratyti. Tai va, ką mes čia matom? Švaros priemonės. Reiškia, matom filtrus vandens, ne, įvairius. Ir vat jie bus visi patalpinti zerowater.lt, nes, kaip sakant, Giedras patapo Zero Water atstovas. Iš tikrųjų, Visatis yra Zero Water atstovas Lietuvoje. Ir visus tos filtrus stengsimės pristatyti ir į visus kitus prekybos centrus, ir į visokias veikuoliškas parduotuvėlės. Jeigu yra kažkokie tai firmos ar tai individai, kurie norėtų prekiauti šiais filtrais, žiūrėkit, tai jūs galit kreiptis ir mes suderinsim viską, visus klausimus, tiekimą. Reiškia, tiek galim, kiek norit, nors ir fūrom. Nėra jokių problemų, viskas yra suderinta. Brexitai, ne brexitai, nesvarbu, ten užsidarys ar neužsidarys, pas mus yra visi keliai atidaryti. Tai vat. Dar ką norėjau. Čia buvo tokias, atsimenat, mes norėjom sujungti spalvas, su liaukom, organais, planetom, jausmais, emocijom, tas visus reikalus. Viską mes tą padarysim, nes mes, kaip sakant, neužbaigtis visus klausimus turim visus iki galo užbaigti. Bet dabar kol kas aš einu valau čia šitą reikalą, nes tas bus biškai vėliau. Nes mes pratęsim dabar visas paskaitėlės. Nes vėl toliau pratęsim paskaitas apie kaip sutvarkyti savo sveikatą iki tiek, kad iš viso net nebesergi, nebesensti ir iš viso viskas sustoja. Pasidaro idealią sveikatą, viskas labai stabilizuojas. Labai gilinsimės į vandenį, žinokit. Numeris 1 esmė, žinokit, esu labai susižavėjęs vandeniu. Dėl to, kad aš matau, kai tik aš jį pakeičiu ir aš visas pasikeičiu. Ir kadangi aš esu pasidaręs ekstremaliai jautrus, tai supratau, pajutau ir pagavau, kad vanduo. Žmonės dabar labai pergyvent, ten yra tokie, vat, 5G visur vat, ne? 5G čia vat stovi tokia kaip antena. Žmonės labai pradėjo pergyventi, kad Lietuvoje yra dabar va Telija įvedė 5G, dabar visi sudegsim ir numirsim. Vat ką norėjau pasakyti, kad vat čia kaip tik va dabar vat prie to vandens visos temos, ką norėjau pasakyti, kad vat tie 5G, matot, yra vat sintetiniai aparatai. Matot, yra, kaip sakant, jisai neorganinis yra jis. Neorganinis, saulė labai šviečia.
Pavasarinė tokia labai stipriai. Tai vat, yra sintetinis aparatas, pagamintas iš neorganinių medžiagų. Ir jisai skleidžia tą 5G. Ne, tos antenos, skaitykim, čia skleidžia 5G, ne? 5G. Tos antenos nebuvo sukurtos tam, kad čia su manim komunikuoti, lysti mane ir kaip sakant, internetą man duoti smegenis. Tie aparatai tarpusavį vien su kitu šnekas. Reiškia, tas aparatas šnekas su kito aparatu, su mobiliu telefonu, dar su kažkokiu telefonu. Ir žmonės pradėjo pergyventi, kad tas 5G nekenktų pačiam žmogui. Yra žmogeliuks, ne? Ir yra tie visi 5G pamiekai, visi tie, kaip sakant, radio bangos, radioaktyvums. Tai ir žmonės pradėjo pergyventi, kad nepradėtų smegenų deginti, ne? Kad nepradėtų 5G smegenų deginti, ne? Norit, kad nustotų smegenis deginti, tai pasižiūrėkite mane, matot pas smegenikės, kaip gerai veikia. Reiškia, nesudegė. Patenkintas su savo smegenim. Jau pasakysiu. Reiškia, nustokim čia dabar pradėti kažkokias panikas kelti, čia mumis, suprantat, nužudys čia kažkokie tai mobilus ryšiai ir mikrobangos. Jos buvo sukurtos aparatams, kompiuteris su kompiuteriu šnekas. Rauteris su rauteriu šnekas ir taip toliau. Tai nebuvo sukurtas su žmogum šnekas. Jeigu žmogus įsidės kažkokį tai čipsetą savo smegenis, gal tada mes kažkokį ryšį ten su tuo 5 ir pradėsim gaudyti. Bet suprantat, pavyzdžiui, kodėl gali pakenkti? Aš pasakysiu, dėl ko gali pakenkti 5G ryšys. Kai prisivalgom neorganinių maistų, prisigeriam neorganinio vandens, yra, pavyzdžiui, vandens lašas. Ir dar vienas vandens lašas, ne? Aš jau čia dailininkas, jau čia toks esu, kaip sakant. Tas vandens lašas yra distiliuotas, ne? Švarus. O tas vandens lašas yra visas kalcis, magnis, ten kažkokie tai silicis, dar kažkokie, bet neorganiniai. Ir dabar, kai 5G siunčia signalą, žinote, ne tą garsiuką? Tai tas signalas 5G reaguoja su tais neorganiniais elementais. Ir jeigu jūsų kūne yra švarus, išplautas vanduo, distiliuotas, jūsų viduje yra, kuriame nėra neorganinių elementų, jums nesvarbu tas, jumis neveikia. Nes jūsų viduje nėra kaip paveikti, jūsų viduje nėra sintetikos. Tai dabar ar suprantam, dėl ko yra svarbu valgyti nesintetinį organinį maistą, dėl ko druskos negalim, dėl ko negalim tų gerti ten kažkokią vandens, kuriame yra ten kalcio ar kažkokią konduktyvumą roda. Tai ką norėjau pasakyti, konduktyvumą jeigu roda, jau žinokit, kad su jumis jau galime susišnekėti jau per internetą, jau su jumis smegenis jungiant. Tai matot, kaip viskas paprasta? Matot, kaip viskas paprasta? Taip, iškai pasigerinsiu čia. Tai reiškia, tam žmogeliukui nekenk jokie 5G, jeigu žmogeliukas yra organinis. Net jeigu žmogeliukas jau yra padarytas ir suprantat iš sintetinių visokiausių ir tų neorganinių mineralų, jau bus problema 5G lysi smegenis, jau prasidės visokie, kodėl man cypia ausyse, kodėl man zyzia ausyse. Tau zyzia ausyse dėl to, kad tu reikia įsikišti ausinės nuo magnetikos. Matot, čia yra radiation protection, ne? Yra telefono dėklas, aš dabar su to telefonu kai tik filmuoju ir įsitraukiau. Tai aš esu apsaugojęs save kiek įmanoma. Tas dėklas saugoj, kai aš kalbu, pro tą mažą skylutę eina garsas, bet jau radioaktyvumas atsimuša ir eina į šonus. Matot? Yra. Taip. O čia yra ausinės, orinės ausinės. Laidas eina iki čia, o po to jau yra oras. Tai ir naudojant tokias ausinės, į smegenis nebesikišam kompiuterę ir neėdam savo, suprantat, smegenų. Tai dar kas toliau bus, daug naujienų, tai susitvarkom čia visą tą reikalą, kad man atrodo, rytoj bus paskaitėlė apie būtent tuos 5G organinius ir neorganinius mineralus ir kaip čia žmonės netgi susikūrė, mačiau netgi susikūrė,
pasijuoksim. Mačiau susikūrė netgi 5G kažkokią grupę. Prieš 5G mes pasisakom, prieš 5G mes čia mumis tuoj sudegins. Aš ką noriu pasakyti žmonės, nu kiek čia visi mes gyvensim baimėse kažkokiuose. Mumis čia tos sunaikins 5G atominė bomba, už kuris rusai puola, čia tas puola, viskas čia puola, čia viskas sunaikinti. Nu tai labą dieną, viskas yra gerai. Nu, aš ir senykė. Nu, viskas tvarkoja. Niekas nesunaikins. Niekas čia nieko nenaikins. Nu, žiūrim, žiūrėkit, augaliu kaip pam. Ir iškart nusiramina mane. Pražydo augalėliai. O, kaip aukštai užvarė, žiūrėkit, virš lempos. Tai va. Tai matot, kaip viskas gali būti paprasčiau. Ale kai ta rūgštynė, tai kai rūgštininkė užauga, ką? Tai va čia va, galim, ar pas jumis jau užauga rūgštynės, ar jau pasirodė tuos dilgelės ir rūgštynės, jos pačios pirmas pasirodė, ne? Nu tai va, pas mane jau pasirodė, sveikuoniniai, žiūrėkit, ar yra kažkur pas jumis jau rūgštynių? Sodė darže. Sveikuoniniai jau yra. ir va, matot, kaip užauga viskas ir jeigu ten kažkas jau ten nori, nu aš sakau, aš tiek daug darbų turiu, kad nebespėjau viską padaryti, va. Bet nenoriu to sakyti, kad nespėjau viską padaryti, nes jeigu pasakysiu, tada tikrai nebespėsiu. Matot, kaip yra. Reikia kontroliuoti savo mintis. Jeigu kažkam domina va tokias lemputės, jūs galit susisiekti su Giedru arba su Sveikuonine ir mes pasižiūrėsim, ką mes galim padėti, nes čia yra tos tokias, matot, technologijos, kurių pagalba jūs galite dabar ir pomidorus, va, pavyzdžiui, susidaiginti ir tie pomidorai užaugs ir iš šiltnamio, kai padėsit, jau jie jums bus žymiai didesni. Na ne? Nu, va, pavyzdžiui, kas nors nori pomidorus. Žinutė čia gavau, tai praleidžiam ją. Taip, toliau kas. Tai va, tai ką dabar? Apie Zero Water dar atskiria bus paskaitėlė. Pristatysim tos filtrus ir pateiksim visus tos produktus jums, kad jūs galėtumėt būti švarus, kad galėtumėt, suprantat, tas visas švarumas ir yra ta visa sveikata. Aš niekada, va, seniau nebuvau susimastęs, kad pasirodo švarumas ir yra sveikata. Tai va, tai švarinsimės. Čia ne tai kažkokie Brita filtrai, kur neefektingi parduotuvėse ten pardavinėjai visokius tokius tuos, kur neefektingi yra. Čia jau daug žmonių yra pajutę, jau rašė daug žmonių, jau kad pajuto didžiulį skirtumą, kai pradėjo vartoti vandenį švaro. Nu. Kam sakau, parduotuvėje leisti pinigus ten tam visam nesąmoningam tam vandeniui ir po to kankintis va, su tais visais 5G problemom ir su tais visais zirzimais ausų. Nu taigi sakau, čia yra labai paprastai. Man pačiam irgi zirzdavo, tai jūs... Aš ką noriu pasakyti, va, šitas žinias, kurias aš jums duodu, tik aš jums duodu iš patirties, taigi man pačiamgi zirzdavo irgi, aš nesuprantu, aiškinos, kas čia man zirz, va dabar, tai, nu, aš dabar tai atsigavęs esu, man tai nieks nebezirz. Tai va dabar, va, jeigu norit, kad nebezirstų, neorganinius mineralus įsivalykim, o neorganiniai mineralai yra visur, vandenį, dušė, maistą sukrauta, papildai, visi, čia ir yra tie purvai, kurie mums ne tik tais onkologijas ir vėžius varo, ir mums ir ausizys, ir 5G mums problemas ir taip toliau. Čia yra, nu sakau, nu pradėkim save mylėti, nu nebeterškim save su neorganiniais mineralais. Tai va. Ką tada? Iki pasimatymo ir viso ko geriausio, rytoj susitiksim sekančiuose paskaitėlėse apie švarą, gražą, meilę ir šviesą ir tiesą ir taip toliau.